Labutis visiems, čia Loreta. Šiandien aš dirbsiu su raudonu Jasper akmeniu, bent jau taip jie man sakė. Aš jau jį palaikiau kokias 5 minutės rankose, kad gautų šiek tiek daugiau, kad priprastų prie šitos energijos, kad mes gautume mums reikalingą informaciją iš aukštesniųjų jėgų. Pažiūrėsim, kas pas mus atėjo. Aš užsimerksiu. Iš tikrųjų dabar pasidarė šitas akmuo labai karštas. Aš matau ugnį, tiesiog liepsnojanti ugnis, visur ugnis. Pasidarė kaip laužas, laužio ugnis, bet aš tą akmenį raudonai Jasper mėtau tarp savo rankų, nuo vienos rankos ant kitos rankos, nes jisai man pasidarė labai karštas, jaučiasi, kad tiesiog neįmanoma išlaikyti rankose. Ką jis... Dabar jie man sako taip, kad kaip Feniksai, jūs visi pakilsite iš ugnies ir tapsite tiesiog to atgimusių Feniksų iš pelenų, taip. Jūsų gyvenimai turi, tiesiog jūsų gyvenimas pasikeis į tokią pusę, kad jūs savęs nebetpažinsite, jūsų buvęs gyvenimas ir dabartinis, kuris ateina ir kuris dabar prasideda, tai yra visiškai skirtingi kaip diena ir naktis. Dėl to ir tas Feniksas ir atėjo, ta ugnis atėjo viską išdeginti, numarinti tai, kas buvo, nes ta energija nebereikalinga. Ir dabar iš tų pelenų, nes kaip jūs žinote, ir senovės pelenai ir dabar pelenai yra labai reikalinga trąša auginti augalus ar bet ką, kad augtų, kad pradėtų augti. Tai va, jūs pakilsite iš pelenų kaip Feniksas, bent jau jie man sako, kaip augalai naujai augantis naujoje vietoje. Tai va, išdeginat visą tą mišką, nereikalingas viską, kas nereikalinga ten, ir prasideda nauja atgimimo etapo pradžia. Dabar man rodo mėlynas duris. Aš matau mėlynas duris, tiesiog šviesa veržiasi pro tas mėlynas duris. Ir jie mane kviečia, sako, teik, atidaryk tas duris, eik, ateik. Tai gal kažkas iš jūsų bijo padaryti tą pirmą žingsnį, nors sieloje žinote, širdyje žinote, kad tai yra jūsų kelias, bet jūs dar varžotės, dar galvojate, nu, ten buvo gerai, nu, man taip gerai, aš gerai komfortiškai gyvenu ir, nu, aš nenoriu, o drug ten bus blogiau. Visokios mintis lenda, bet širdį jūs tiesiog norite, veržitės laukan iš čia, kur dabar esate, į ten kažkur kitur, kažkur naujai, kad jūsų protas ten negali tiesiog apmastyti, kas ten bus, nes to patyrimo dar jūs neturėjote šitam gyvenime. Ir aš laiką sakau, jeigu jūs šaukia širdis ir jūs jaučiate, kad tai yra gerai, tai ir darykite visada, nes tai yra jūsų navigacinė įsijungusi ir veda ten, kur jūs turite būti, daryti tai, ką jūs turite daryti, gyventi taip, kaip jūs turite gyventi, tiesiog būti tikru savimi. Gerai, aš jau esu prie to durų, vėl rodo man tas duris ir aš jau noriu atidaryti jos duris, jau artėjau, aš jau matau tas duris. Gerai, aš jau jaučiu, kad kaip aš dabar atidarau tas duris, aš noriu pamatyti, kas ten yra už tų durų. Jūs man parodys, kad už tų durų.
Jie man vis dar rodo duris, aš vis dar matau duris ir aš noriu daryti. Noriu daryti duris. Leiskit man pažiūrėti, kas ten yra. Tikrai aš labai noriu daryti duris. Gerai, jie man leidžia daryti duris. Taip aš jaučiuosi, kad aš tiesiog įnėriau į beribių galimybių, beribių, tiesiog viskas tiesiog neturi ribų. Nėra ribų niekam, ką aš noriu daryti šitam gyvenime. Visos lubos yra nuimtos, visos sienos yra nuimtos. Aš dariau duris ir taip jie man rodo dabar, kad aš išėjau į virš atmosferos, virš tos jau į tą galaktiką. Aš jau atidariau duris ir tu jau toj galaktikoje esi. Tu gali žengti žingsnį ir tu tikrai nenukrisi žemyn. Tu gali, jeigu nori, skristi ten į kairę, į dešinę, kur jau tu nori, tu ten jau gali skristi. Tiesiog man, jie sako, skrisk. Ir vėl man rodo tą Feniksą, pakylantį iš ugnies, iš pelenų. Ta Feniksą ir tu išskleidi savo rankas kaip sparnus ir tu skrendi, jauti tą jausmą gėrio, džiaugsmo, laisvės. Pas mane gyvenime visą laiką aš noriu rasti laisvę, tai kad aš nebūčiau suvaržyta, nes aš nemėgstu būti suvaržyta asmeniškai. Jeigu mane kas varžo, aš tiesiog turiu ištrūkti iš tų pančių, nes aš nenoriu būti suvaržyta, nes bet koks suvaržymas tai yra man. Tai aš jaučiu, kaip aš skrendu, aš jaučiu tą orą, aš jaučiu tą vėją, tą tiesiog neapsakomą džiaugsmą ir tiesiog laisvės jausmas. Tai yra, aš nemoku net pasakoti širdėje, kaip dabar aš jaučiuosi patirdama tą laisvę, tą galimybių beribybę, galimybių ir bet ko, ką aš noriu daryti, bet ko, ką aš noriu pasiekti, bet ką aš noriu mylėti, tai nėra ribų. Tai, kas žiūrite šitą video, tai va būtent jums ta žinutė ir yra, kad visa tai, ką aš pasakoju, tai yra jums skirta. Jie man dar sako inauguracijai, į aukštesnius lygius, inauguracijai, į aukštesnį savęs supratimą, buvimą. Aš matau žvaigždės, aš matau tiesiog daugybę vietų, kur aš galiu keliauti ir save įgyvendinti, tapdama, kuo aš esu, tapdama tikru savimi, tikruoju aš. Ne taip, kaip jie nori mane matyti žemiškai, kaip jie nori mane, kad aš pasirodyčiau prieš visus, kad kaip aš turiu šnekėti, ką aš turiu sakyti, kaip aš turiu elgtis, kas galima, kas negalima. Viskas tas turi išnykti ir tas išnyksta. Ir tu tiesiog tapi savimi ir tu turi savo idėjas, tu turi savo kelionę, turi savo svajonės, turi savo tradicijas, kurias tu nori puoselėti, ne tas, kurios buvo tau duotos, kai tu buvai vaikas, bet gal tu nori puoselėti kitokias tradicijas, patirti kažką kito, išvažiuoti į kitą šalį, išvažiuoti į kitą miestą,
iš miesto į gamtą, iš gamtos, dauguma žmonių iš gamtos į miestą jau labai retai kada grįžta, bet gal yra žmonių, kurie nori, tai suprantama. Gal kiti iš vis nori pakeisti šalį ir keliauti kažkur kitur. Jie man taip šneka, skaitos visos limituojančios sienos, viskas, žodžiai, limituojantis poelgiai, viskas yra nuimta ir jūs galite dabar laisvai skristi, kaip tie feniksai, kaip tie paukščiai, kaip bet kas jūs norit būti. Jūs galite glaidyti, tiesiog būti tose vietose, kur jūs norite būti, lankytis tose vietose, kurios norite aplankyti, patirti tai, ką jūs norite patirti, ką jūs esate šaukiami patirti, o ne tai, kas yra jums įskiepėta, ką jūs turite patirti ir kaip jūs turite nugyventi gyvenimą. Nes mes visi nugyvensime jį šiek tiek kitaip. Kad ir panašiai mūsų likimai kažkaip susipina, bet vis tiek mes jausmais, emocijom, mes visi patirsime jį kažkaip ir pajausime jį kažkaip kitaip šitą gyvenimą. Jie man liepia vėl užsimerkti. Dabar jie man rodo mėlyną dangų be debesų, tiesiog žydras, gražus dienos dangus. Gal kažkam mėlyna spalva yra labai svarbi, aš nežinau. Asmeniškai aš tai esu dabar traukiama išvažiuoti į kitą šalį. Aš žinau, kur aš jau noriu važiuoti. Aš jau žinau ir miestą, kur aš noriu važiuoti. Ir specifiškas dalykas yra tai, kad aš turiu būti arti vandens. Ir aš noriu, dabar žiūrime, kaip mes galime sutvarkyti, kad mes galėtume nusipirkti namą pajūryje. Dėl to, kad aš labai noriu vandens, aš noriu matyti tą horizontą, kur dangus ir vanduo susilieja ir tu jautiesi, kad tu esi dalis to, dalis visko, dalis visatos, dalis gražiausių ir nuostabiausių įvykių ir ne vien tai, bet tiesiog būti dalimi tos visumos, jeigu tai kažkam aišku. Ne šiuolaikiname pasaulyje ir aišku, kai buvo anksčiau, būti savimi buvo labai sunku. Dabar mes ištrūkstame iš to suvaržymų ir į tą laisvę. Ir kad ir kaip jau jie norės mūsų varžyti žemiškai čia, tai yra neįmanoma. Tai yra tiesiog neįmanoma ir tai yra nesugrįžtama ir tai niekada nesugrįš. Nes mūsų gaja jau yra kitame lygyje, jinai funkcionuoja kitaip. Net ir Lietuvos žemė, pavyzdžiui, Lietuvos žemė keičiasi, kaip jūs pastebėsit, kaip viskas tiesiog keisis, kaip aš nežinau, kiek Lietuvoje žemių galės dar gyventi, tai taip, aišku, bet viskas vėl grįž labai dauguma tų dalykų, kaip miškai, jis bus labai plačiai atsodinami miškai Lietuvoje, tiesiog yra ataugs, nes Lietuvoje labai pradės lyti, labai bus daug vandens ir tiesiog tas pats vanduo ne tik lietumi,
bet jisai pradės trykšti iš žemės, jisai trykš iš žemės, jie man visą laiką, jau kurį laiką aš šnekėjau, kad jisai pradės trykšti iš žemės, tai va, daug dalykų keičiasi visame pasaulyje, visuose kontinentuose ir asmeniškai mūsų visų gyvenimuose, kaip mes matysime save ir kitus, kaip mes bendrausime su kitais, kaip mes elgsime su kitais žmonėmis. Viskas tai bus dalis mūsų pačių augimo ir pasikeitimo, tapimo tuo Feniksu mūsų visų gyvenimuose, kurie atneš geresnį, supratingesnį, daugiau šviesos, patys mes matysim daugiau šviesos šitam savo gyvenimuose, nebūsime vien emociškai laikomi ir baimiai, infiltruotoj baimiai į mūsų kūnus, kad tai, ką tu galvoji, yra blogai, tai, kaip tu nori elgtis, yra blogai. Aš laiką sakau, jeigu tu neskaudini kitų, tai vadinasi, tai yra gerai. Nereikia bijoti. Jeigu tu neskaudini kitų žmonių, jeigu tu neskaudini kitos sielos, tai tavo kelias yra teisingas. Tavo galvoj, jo tavo idėjos yra teisingos. Jeigu tu eini tarnauti ir padėti žmonėm, padėti gyvybėm ant šito žemės, padėti augalams, bet kokiam ropojančiam ar vaikščiam ar augančiam, tai vadinasi, tu esi tam ir skirtas, tavo idėjos yra nuostabios idėjos ir tau tai reikia jas įgyvendinti. Ir viskas mums yra duota, kad mes tai padarytum. Tik tai mums reikia kaip atidaryti tas duris ir žengti tą pirmą žingsnį. Nes jeigu tu gali žengti pirmą žingsnį, vadinasi, viskas mūsų gyvenimuose bus įgyvendinta. Viskas yra duodama. Ir viskas bus, kas reikalinga duota. Tai va, tiek to žinutės. Iki kito karto. Ade.